Tikrai dažnas žmogus išgyvena vidinį konfliktą, kai poelgiai, žodžiai ir jausmai, ta vidinė tokia būsena, neatitinka tikrovės arba nėra lygiaverčiai tarpusavy. Ir nesvarbu, kiek jums metų, nesvarbu, koks jūsų statusas, ar jūs paprastas darbuotojas, ar jūs direktorius, vis tiek gali būti, kad išgyvenat būtent vidinį konfliktą, nes net ir aukštų pareigų žmonės, jie irgi žmonės ir jie irgi būna išgyvena, kad aš noriu, pavyzdžiui, ten, nežinau, atsipalaiduot, juoktis, dar kažką, taip, kad elgtis kaip mažas vaikas, bet aš negaliu, nes mano statusas, mano pareigos įpareigoja laikytis to tokio griežtumo. Bet čia yra tik vidinis konfliktas, čia jūsų protas apgaudinėja pagal kažkokias primestas programas, stereotipus ir tiesiog jūs patys save apribojat ir tada tas vidinis balsas iš širdies ir balsas iš galvos, jie tiesiog negali tarpusavį susitarti. Nes tikrai puikiai žinau ir tokius direktorius, kurie kartais elgesi tikrai, kaip pagalvoju, Dieve, elgesi kaip mažas vaikas, bet jisai laimingas. Nes jisai taip veda, jisai turi tikrai didelį atsakomybę, jisai veda žmonės, jisai atsakingas už, pavyzdžiui, ten net 100 žmonių, bet jisai atskiria profesinę sritį nuo savo asmeninės srities. Ir ten, kur jo yra asmeninis gyvenimas, jisai yra visiškai priešingas nei čia, nes čia yra daug atsakomybės, čia, pavyzdžiui, 0 atsakomybės, taip. Ir tai reiškia, kad jisai būtent gyvena iš širdies, kad jisai neturi to vidinio konflikto ir jau yra išsivalęs nuo primestų programų, stereotipų, kad vat toks žmogus turi elgtis tik taip. Ir būtent, kad išsivalyti iš tų programų, tai reikia ieškoti pagalbos, ieškoti žinių, analizuoti save, o kodėl aš elgiuosi taip, kas man primetė būtent tokią programą, tokį stereotipą, kad aš būtent turiu būti toks, ne kitoks, elgtis taip, ne kitaip, bet nesivadovauti ir negyventi iš to vidinio balso. Tai tas vidinis konfliktas tai ir yra, kad aš noriu vaikų, pavyzdžiui, bet dabar aš neleidžiu savo tapti tėvu ar mama, todėl kad nėra būto, nėra darbo ar dar visokių dalykų. Aš noriu, pavyzdžiui, būti turtinga, bet aš nenoriu dirbti, nenoriu nieko daryti, o tiesiog iš dangaus gauti turtus. Aš noriu, pavyzdžiui, gyventi kur nors gamtoj, nuosavam name, bet aš visiškai nemėgstu dirbti prie namų, net ir žolės pjauti ar kažką tokio paprasto, būtent ką ten reikia daryti prie namų. Tai vėlgi reikia ieškoti ir analizuoti, o kodėl aš noriu šito, nes už to noro dažnai stovi kažkoks jūsų būtent poreikis, kurį jūs galite visiškai kitaip patenkinti. Bet jūsų tas suvokimo žemėlapį nėra to kito pasirinkimo. Tiesiog yra tik tai va toks ir jūs net kartais net nepagalvojat, kad ten yra kitaip. Nes, pavyzdžiui, dažnai būna, mama sako, aš noriu kokią Balį, kur yra tiesiog maža sala, kur aš galiu visą savaitę tiesiog gulėti ir nieko nedaryti. Ir kai pradedi aiškintis, kodėl tu nori, koks ten yra poreikis, tai per N prizmių, kodėl noriu, grožio dar visokio, kad tiesiog yra tiek pavargusi, kad nori nieko nedaryti, nei valgyti, nei tvarkyti, o tiesiog gulėti, išsimiegoti ir nieko nedaryti. Tai va ta kelionė į Balį tiesiog kompensuoja tą, kad aš noriu pailsėti, bet namų sąlygom aš negaliu savo leisti to daryti. Ir kodėl negaliu leisti? Tai tada vėlgi, jau jeigu tau tiesiog reikia pailsėti, o kodėl tu savo draudi? Kodėl tu su meilė ir rūpesčiu savo negali leisti net namuose pailsėti? Ar tikrai kažkas atsitiks, jeigu tu ten savaitę nesutvarkysi namų?
ar tikrai ten jau bus toks šiukšlynas, kaip sako, bomžynas, jeigu per savaitę tu netvarkysi namų. Taip, indus tu išplausi, bet jeigu tu nevalysi grindų, jeigu tu neįjungsi to roboto, arba jeigu tu jo neturi, tai tiesiog jeigu tu nepraeisi su šluota, ar tikrai bus pasaulio pabaiga. Ir dažnai būna, kad net santykiuose poroj nebendraujama, kad kaupiama, o tai aš turiu atitikti ir tada žmogus nėra savim, jisai kaupia nuoskaudas, skausmą kažkokį, tokią kantrybę lavina, kur jos net nereikia. Ir tada jisai nedaro geriau net santykiams, o jisai daro santykiams blogiau ir sau, nes tas, ką jūs kaupiat neigiamo, tikrai jaučiasi ir santykiuose jaučiasi, ir jūsų sveikato jaučiasi, ir tiesiog gyvenimo kokybė pasikeičia, tikrai kokybė, jinai krenta, toks slegiantis būna gyvenimas, nuotaikos nebūna, apatiškumas, nors atrodo iš visų jėgų stengiatės, kad būtų linksma, gera ir viskas gerai ir laiminga, bet tikrai taip nėra. Ir būtent išsiaiškinti savo poreikį, išgirsti save, išgirsti savo poreikį ir jį patenkint, kažkokio atrast būtent būdą paprastą, kaip jūs galite tą padaryti, kad tam, kad pailsėt, neskrist į Balį. Aišku, Balį tikrai aš nieko prieš, kad ten skris, bet jeigu jūs neturite tam resurso, tai tiesiog kaip jūs šitą poreikį poilsio galit patenkinti būtent čia ir dabar ir namų sąlygom arba įprastom sąlygom. Tai tas ir yra, kad išgirsti save, tai būtent yra darbas, girdėti save, tapti savim, elgti savim, bet ne taip kaip ten žvėrys, aš noriu šiandien ilsėtis, rytoj valgyti, poryt ten dar kažką, o tiesiog kaip homo sapiens, kaip aš sakau, kaip žmogus žmogiškai elgtis ir atitikti būtent savo vidinį balsą ir atitikti taipogi socialinės normas. Tai ieškokit atsakymų, ieškokit klausimų, nes dažnai žmogus net neužduoda klausimų. Ir tada ieškokit atsakymų, būtent vidų, jūs turit visus atsakymus į visus jums rūpimus klausimus ir nebijokit pažiūrėti būtent tai tiesai į akis.